moteriškumas ima viršų kartais. Ir šiandien, nu, tikrai visai neplanuotai, spontaniškai mums pačiom, bet labai džiugiai ir labai, manau, į temą, žinai. Ir iš tiesų ateina pavasaris. Praeitą savaitę buvo kovo 8, kurią turbūt vienaip ar kitaip, su tulpėm ar be tulpių, irgi pajautėm savo viduje, kas tas moteriškumas. Nu ir dabar prasideda visokie tokie klausimai, kaip aš atrodau, ten plona, stora, graži, negraži, ką valgyti, ko nevalgyti. Ir šitoj vietoj mes daug paliečiam savo tokių tam tikrų moteriškų įpročių. Nes vis tiek mūsų kasdienybė labai labai susideda iš įpročių. Savo kasdienybėje mes labai veikiame iš įpročių automatizmo. Tai man va ir kyla noras, pavyzdžiui, pasidalinti apie vieną tokį savo įprotį, kurį aš turėjau prieš kažkiek metų, apie įprotį gerti kavą, būtent kavą su pienu, kavą latę, būtinai pavalgius pietus išgerti didelį puodelį latės su puta, su daug pieno. Ir aš tuo metu jau kurį laiką jausdavausi, kad mano kūnui šitas visas reikalas nepatinka. Jam užpilti, pavalgius pietus, užpilti ant viršaus tą visą puodelį kavos su pienu, jam nepatinka. Nežinau, kas jam labiau nepatiko, ar kava, ar pienas, ar tiesiog skysčių kiekis. Ir jau mano kūnas buvo pradėjęs sakyti jau ne, tik tai man jau nepilk šito puodelio. O mano emocinė pusė, emocinis kūnas, galima taip sakyti, vis tiek jis kažkaip taip, jam taip gražu būdavo mano tam moteriškai emociniai pusiai, tai jai taip gražu tas puodelis, tos šviesiai rudos kavos su ta pieno puta ir taip malonu, padavėja atneša ir toks iš to kažkoks laimės ar malonumo ar pasitenkinimo pojūtis. Ir aš pati nepajusdavau netgi ateidavau jau nusprendusi, kad aš jau tikrai jau latės negersiu po maisto, o paskui jau tik tai žiūriu, kad aš jau sakau padavėjai, kad atneškite man, prašau, latės puodelį. Nu ir tuomet aš nusprendžiau, kad vis dėlto aš einu į tai, kad noriu atsisveikinti su šituo įpročiu, kad man visai neįdomu, kai aš esu tokia užvaldyta puodelio su balta puta. Ir galvoju, nu gerai, neišeina to padaryti griežtai, nors atrodo, nu koks absurdas, nu kai atrodo, paėmei, nusprendei ir nebeužsisakai. Nu, bet neišeina. Tai galvoju, gerai, darysim moteriškai, švelniai, palaipsniui, be jokios prievartos, be jokio savęs kankinimo, be jokio savęs smerkimo. Ramiai. Ir tai truko visus metus. Visus metus aš sau leidau su tuo žaisti, kol tas puodelis retėjo, aš stebėdavau, kaip aš jaučiuosi, ką man tai suteikia, kaip jaučiasi mano kūnas, ar aš gaunu galų gale tą pasitenkinimą. Kartais baigdavosi ties tuo, kad aš išgeriu pusę puodelio ir jau likusią pusę palieku. Kartais baigdavosi ties to vidiniu dialogu, kad aš sakydavau, nu, užsisakom, neužsisakom, užsisakom, neužsisakom ir tada laimėdavo neužsisakom. Visokių buvo tokių situacijų, variantų. Tačiau va taip, ramiai, po truputį, kaip sakytų italai, piano piano, pradėjau stebėti, kad vis tik tai mano tas latės puodelis retėja, kad aš jį geriu rečiau.
nebe kiekvieną dieną, jau paskui gal tik kartą per savaitę, o paskui gal jau tik tai kartą per 2 savaites, galbūt kelionėse dažniau, nes nuvažiavus į kokią šalį, ten kaip Italija ar dar kažkokią kitą šalį, Prancūziją, norisi daugiau tos latės. Ir paskui pastebėjau, kad aš jau turiu visą ten mėnesį, o gal ir pusantro pertraukos, bet va kelioniai vėl tenais sau suteikiau tą malonumą ir išgėriau. Ir viskas. Maždaug praėjus metams aš pajutau, kad aš nuo šito esu laisva. Ir kad aš jau galiu, jeigu kažkokiu momentu ir užsinoriu, aš galiu išgerti, bet galiu ir negerti. Ir man tai iš tiesų labai patiko, nu, tai, kad aš leidau sau tą daryti va taip moteriškai, labai lėtai ir labai savęs neprievartaujant. Ir tada tas rezultatas yra užtikrintas. Tai vyko maždaug 14-15 metais, nu, nes tai nebuvo nuo sausio 1 iki sausio 1. Ir paskui jau va, kiek praėjo beveik 10 metų, aš galiu pasakyti, kad, nu taip, aš esu laisva nuo kavos. Bet jeigu noriu, aš jos galiu išgerti. Tik ir iš pradžių ateinančiais metais aš taip ir padarydavau. Išgerdavau galbūt kartą metuose, galbūt 2 kartus metuose. Žinoma, kai ją rečiau geri, tai tada poveikis kūnui labai stipriai jaučiasi. Tai paskutinį kartą aš tokią tikrą kavą gėriau afogato formą 21. Tai po to tai buvo ledų rutuliukas, ant kurio buvo supilta 2 espreso. Tai buvo Graikijoje. Tai po to aš 3 dienas tirtėjau vidiniu drebuliu. Ir tada nuo to laiko tai jau net, nu, kartais paprašau iš kokios draugės, ar galiu paragauti gurkšniuką kavos, nes noriu pajausti skonį. Pajaučiu skonį, suprantu, kad man, nu, visiškai aš jos nebenoriu, visiškai man nebepatinka. Ir, nu, kodėl aš pasakoju šitą istoriją? Nu, tam, kad jus padrąsinčiau, kad jeigu jūs turite kažkokį tai įprotį, kurio galbūt, su kuriuo norite atsisveikinti, su kuriuo jaučiate, kad jums jau gal laikas atsisveikinti, tai tikrai yra įmanoma ir įmanoma tą padaryti labai švelniai sau, švelniai dėmesingai sau ir savo visiems kūnam, ir fiziniam, ir emociniam, ir galbūt ten tam mentaliniam. Galima pasitikrinti, kurioj vietoj mūsų tas yra prisirišimas, kuris kūnas čia labiausiai trokšta to dalyko, ar to patiekalo, ar to gėrimo, ar to kažkokio tai, nu, kitokio įpročio. Tai gal dabar, Eva, tu norėtum pakreipti mūsų pokalbį dar kažkokią kitą linkmę, ar kažką pakomentuoti? Nu, pakomentuoti, tai gal galiu tiek, kad ir man atėjo nesenai, visai šiais praeitais metais suvokimas, kad vis dėlto gerti latę su pienu dar jeigu tikru, nu, ar net ir su augaliniu, žinai, po to, kai pavalgai, yra tokia, nu, šiaip jau realiai nesąmonė skrandžiui. Toksai blogis, irgi man viena draugė pasakė, sakau, ką tu čia dabar darai? Ir taip man, žinai, tik daėjo, atrodo, nu, tai nesu kažkokia ten visai neapsiskaičius, bet jo, kartais reikia, žinai, tokių. Nu, tai dabar aš po maisto stengiuosi negerti, aš geriu vis dar latę su augaliniu pienu. Kartais ne kasdien tikrai, bet jau tada palaukiu valandą, 2. Jeigu, žinai, vat, tada galiu arba prieš, arba, nu, ta prasme jo, kad aš supratau, kad po maisto aš negersiu ir kad, nu, bet iš tiesų jaučiuosi irgi nepriklausoma nuo to, nes kažkada tai būtinai imdavau latę po maisto ir dar aš, kai dirbau Blue Bridge, kažkada turėjom tokį super restoraną Pizza Jazz, tada buvo 1. aukšte, tai visą laikydom ten pietauti dažnai ir aš dar sugebėdavau pasimti ne tik latę, bet dar ledų rutuliuką vanilinių ir įsidėti į latę. Ir tokį po maisto, žinai, tokį vat išgerti. Ir aš galvodavau, kaip super, kokią aš čia desertą geriu. Na tai super, desertas buvo skanus,
net jau super nesveikas, nes dar tuo metu ir pieno produktus vartojau. Tai galvoju, tai matyti tik jaunystė ir ištempė, žinai, kad ten ką įmeti, tą virškina. O aš tai, žinai, va, ta tema man dabar labai bunda manyje ir aplinkoje, nu, nes ateina pavasaris, jau atėjo pavasaris, kovo 8, ir staiga visos moterys plonėti. Nu, žinai, plonėti, sportuoti, nes reiks maudimukus užsidėti į pliažą, žinai. Ir tokį masinį, ką daryti dabar ir kaip čia to svorio, žinai, atsikratyti, kuris ten per žiemą užaugo. Ir, nu, gal mano aplinkoje tiesiog aš turiu, nu, kad pati visą gyvenimą, žinai, aš esu, kuri laikausi dietų, plonėjų, storėjų, nu, tokio neturiu, žinai, stabilaus svorio ir neturiu to išsiugdžiusi tokio sveiko kažkokio matyti santykio su to maistu, nes jį naudoju emocijom malšinti, net ir tai suvokdama jau dabar, žinai, net praėjus tos visus emocinio valgymo, net eidama į psichoterapiją ir visus kitus dalykus, aš dar vis tiek sugebu tai palaikyti, žinai, tą emocinį valgymą ir malšinti savo nerimą, baimės, kitus nemalonius jausmus maistu. Ir aš, žinai, va šiais metais su savo įpročių tema ir įpročių kursu tiesiog nusprendžiau, kad, nu ne, nu dabar aš prisiėmu atsakomybę, aš prisiėmu vadeles savo gyvenimo ir ašgi galiu nuspręsti, kad, pavyzdžiui, daugiau gyvenime aš nebesviruosiu nuo vieno kraštutinumo į kitą. Žinai, aišku, gal sudėtinga taip sakyti, kai aš nežinau, ko baigsis tas mano gyvenimas ir kiek čia dar visko bus. Bet šiam momentui, nu aš bent jau turiu tą stiprų, žinai, pasiryžimą, kad gerai, man eiti į labai sveiką mitybą yra sudėtinga. Tapti veganę ar tapti, nu, dar kokią nors ten mažavalgę, gal taip pasakysiu, nes, žinai, aš irgi čia pasirinkau moterišką būdą savo patį lengviausią, nes man maistas yra meilės kalba, man maistas yra didžiulis malonumas, tai man yra kažkoks, nu, džiaugsmo šaltinis, nu, aš labai mėgstu valgyti, aš galėčiau valgyti ir valgyti iš tikrųjų. Galėčiau būti maisto degustatorė, restoranus visus lankyti ir aš labai mėgstu mėgautis maistu, man labai patinka, iš tiesų aš labai džiaugiuosi, kad mes žemėje turim maisto ir galim valgyti ir aš, nu, vat, visai neturiu noro, žinai, vat, atsisakyti maisto arba visiškai ten valgyti tik žinai, vat, žalius produktus ir aš tą suvokdama, žinai, galvoju, nu tai gerai, tai ką man daryti, nes kitas dalykas, ko aš irgi visada noriu, tai suplonėti, patikti savo veidrodyje, galėti nusirengti, jaustis gerai su tuo pačiu maudimuku ar dar geriau nuoga, žinai, gerai irgi jaustis. Ir galvoju, tai kaip čia dabar suderinti tuos du polius. Vienas, žinai, nori valgyti ir mėgautis, kitas nori gražiai atrodyti ir būti liekna. Nu, galvoju, kaip tas dvi Evas suintegruoti ir geriausia rasti variantą savo. Ir aš savo nuo šių metų, nuo sausio 1 dienos radau tokį būdą, kad aš galiu daryti dienas be maisto, su skysčiais 2 kartus per savaitę. Sausį dariau 1 kartą, nuo vasario pradėjau 2 kartus. Pirmadienį, ketvirtadienį aš nevalgau kieto maisto, bet taip pat aš neinu į kraštutinumą, kas man būtų sunku. Pavyzdžiui, aš nedarau tų sauso badavimo dienų ir nedarau tik su vandeniu, nes, nu, tada jau man prasidėtų diskomfortas. Bet aš tada sugalvojau, kad aš darysiu, nu, super fainai tau, kaip aš įsivaizduoju. Tada darysiu salierų sulčių, žalių kokteilių, kitokių nežalių kokteilių, žinai, dieną ir pildysiu savo organizmą visom geriausiom maistinėm medžiagom. Tas 2 dienas. Nevalgysiu kieto maisto, bet tuo pačiu duosiu savo organizmui skysčių ir geriausią formą, kaip aš tai matau, kaip aš tai suvokiu. Ir kad man dar būtų ir skanu, žinai, ir aš dar matyčiau, kaip mano oda pradeda švytėti, stangrėti ir viską, žinai, tokia tokį vat susikūriau savo ir aišku, man be galo pasisekė, kad aš gyvenu Palangoj ir čia yra Morka Plus, žinai, kad jeigu aš neturiu laiko, ar ten neturiu produktų, ar
tingiu plaut sulčiaspaudę, ką aš labai tingiu daryti, iš tiesų dažnai kokteilinė žymiai lengviau man išsiplauti psichologiškai sulčiaspaudę, tai aš tada ten nuvažiuoju ir tada, žinai, ten išsispaudžiu kokteilį skaisti oda arba ten kokį nors dar, žinai, ir iš tiesų aš esu be galo dėkinga, nu, vat, kad šitam mieste yra tokia galimybė ir kad aš taip galiu pasilengvinti, dar labiau pasilengvinti savo tas dienas. Ir iš tiesų aš noriu pasidžiaugti savo rezultatais, kad nuo naujų metų mano svoris sumažėjo 5 kilogramais. Aš artėju prie savo to gal norimo svorio ir darau tai labai lengvai ir paprastai. Jau mėnesį prie manęs prisijungus yra ir mano mama, kuo jinai irgi labai džiaugiasi, nes turi tą pačią problemą kaip ir aš, kad tas svoris toksai, žinai, nestabilus visą gyvenimą. Ir mes abi jau laukiam tų dienų, kai mes nevalgom, bet mes geriam tuos kokteilius ar sultis ir abi dar viena kitai, žinai, skambinam. Dabar jau mane mama pradėjo kontroliuoti, žinai, aš ją užvedžiau ant kelio ir jinai man sako, ar laikaisi, ar tu laikaisi, nes kitam mieste, jinai Vilniui dažniausiai būna, tai aš galvoju, nu geras, matai. Kaip tas veikia, kaip tas užkrečiama, nes jinai pamatė, kad aš čia per sausį neblogai, žinai, pakūdau ir taip visai gerai jaučiuosi ir nieko aš čia nesikankinu. Tai jinai, jo, žodžiu, aš labai džiaugiuosi, aš kaip va, tu sakai, kad su kava tu taip švelniai savo, tai aš lygiai taip pat va tą nuplonėjimą, sveikėjimą, net nežinau kaip pasakyti, kažkokį balansą aš atradau švelniai, nes aš tada, nes aš vis tiek vis dar mėgstu pavalgyti ir prisivalgyti ir ten sekmadieniais būnu svečiuose, dažnai tai pas dalytę tai prisivalgau ir galvoju, kaip gerai, kad pirmadieniais aš nevalgau. Nu tai va sugrįšiu į tą kažkokį, žinai, balansą. Ir tuo pačiu aš dar galvoju, nu tai bet gerai, reikia turėti laisvę ir nuo to, kad aš nevalgau. Vakar, pavyzdžiui, mes turėjom susitikimą, tokį malonų baltam ruonį, tai galvoju, nu tai gerai, kai aš galiu perkelti tą savo nevalgymo dieną į šiandien, nu vat ką aš ir darau, į antradienį. Bet aš tų taisyklių irgi nedarau labai rigidiškų, tokių, žinai, nepajudinamų. Nu taip moteriškai, žinai. Arba va, aš buvau slidinėti Italijoje, tai aš visą savaitę valgiau picas ir makaronus. Aš tikrai jau nesivežiau su savim ten tų savo įpročių su 2 dienom, žinai, nevalgymu. Bet aš jau kai grįžau, tai aš buvau, oi, kaip gerai, kad aš jau grįžau namo ir galėsiu nevalgyti. Žinai, kad čia, žinai, nėra tiek pagundų namuose. Tai va, mano toks tai posūkis mūsų šitam pokalbėje, kaip tau jaučiasi. Nu, man jaučiasi tikrai labai super, kad mes atrandam būdų, kaip tai daryti be tokios prievartos savo, kaip tos pokyčius įnešti tikrai taip labai labai moderuotai ir su švelnumu savo. Nu, tai irgi tas švelnumas savo, tai jis irgi meilė savo dalis ir save pastatyti į tokią labai griežtą askezę, nu, nėra moteriškas kelias. Iš tiesų labai tas, daug tų taisyklių rinkinių, kas dabar kuo dalinasi, kas ką išbando, tai ateina būtent iš vedinių mokymų, kas yra moteriška ir kas yra vyriška. Ir dabar šiuolaikinėje visuomenėje mes kai kurias tas taisyklės ar kai kurias tas, sakyčiau, net ir įsitikinimus turbūt mes tarsi išmokstam arba perimam iš vedas studijuojančių ar vedas transliuojančių mokytojų. Tai šitoj vietoje aš irgi esu daug dalykų išbandžiusi ir patikrinusi per save, tačiau vieną dalyką, kurį suvokiau, tai kad turėtumėm irgi labai aiškiai suvokti, kada ta taisyklė, kada tas įsitikinimas yra labai ribojantis. Tarkim, mane, jeigu tenais būtų pasakyta vedose, kad būtinai pirmadieniais, ketvirtadieniais turi nevalgyti, o turi ten gerti tik skysčius arba tik vandenį, ir paskui jau negali savo kasdienybėje, reiškia, pajudėti. Nuo to tai jau būtų, toks labai, labai ribojantis įsitikinimas, kad tik taip ir ne kitaip. O būtent moteriška energija vis tiek yra kaip vanduo.
Tai yra taki energija, tai yra energija, kuri teka ir kuri kliūtis apeina. Ir kad jeigu kelyje iškilo kliūtis tokia kaip susitikimas pirmadienį, susitikimas restorane, tai tada galima ją apeiti, lygiai taip pat kaip su mūsų laivu, mes galim ne, ir laivą perkelti į antradienį arba į kitą savaitę perkelti, jeigu taip jaučiasi. Tai iš tiesų labai džiaugiuosi ir iš tiesų, nu, kaip smagu atrasti, kad galima ir nevalgyti vieną dieną per savaitę, ar nevalgyti 2 dienas per savaitę, ir tai jau duoda labai pozityvius pokyčius, labai pozityvius rezultatus, nu, kad jau net realiai pasijaučia, kad svoris nukrenta. Aš pamenu, kažkuriais metais irgi nevalgydavau 1 dieną per savaitę. Nu, aš gal šiek tiek griežčiau tą dariau. Man vis tiek yra būdinga tam tikra polinkis į askezę. Tam Tai, tai pamenu ir mes tada su šeima keliavom kažkur po Graikiją ir tai buvo va ta diena ir aš vis tiktai nevalgiau. Laikiausi to savo nevalgymo. Ir tai man turbūt buvo pati sunkiausia diena kelionėj, nes buvo labai karšta ir aš vis tiek kažkaip negalėjau pilnai pasidžiaugti ten tuo metu, va, tuo procesu, nes tai buvo aktyvi diena, mes važiavom į kažkokią salą, ją ten tyrinėjom ir aš paskui supratau, paskui padariau išvadą, kad aš be reikalo, kad galėjau iš tiesų atsipalaiduoti kelionėje ir leisti savo taip moteriškai, nu, būti lankstesniai ir priimti tas pasikeitusias aplinkybės ir jas aptekėti kaip vandeniui, o ne laikyti, žinai, griežtai savo šitų kažkokių tai nuostatų. Bet paskui paskui aš iš viso nustojau tą dalyką daryti, nes kažkaip irgi pajutau, kad mano kūnui kažkaip, nu, kažkaip kitaip jisai reaguoja ir kažkaip kitaip jisai priima. Nu, tiesiog išjaučiau, kad mano kūnui vis dėlto nėra labai gerai va tie tokie vienos dienos pabuvimai tik su vandeniu, nes aš būdavau tik su vandeniu arba vandeniu ir arbatom. Ir paskui kurį laiką aš nustojau tą daryti. Ir tai tiesiog tai irgi gali būti, nu, kad vienu etapu reikia vieno dalyko, kitu etapu reikia kito dalyko, trečiu etapu, nu, kažką tai galbūt dar kažkokia ateina kitas būdas. Aš kaip tik neseniai kažkur girdėjau, gal ir skaičiau tokį pasidalinimą, kad moteris numetė svorio ir ta prasme normaliai numetė, nu, kad visiškai iš tokios, nu, pilnos, jau su antsvoriu moters tapo visiškai liekna vien tuo, kad pradėjo lėtai kramtyti maistą. Labai lėtai, sąmoningai, valgydama lėtai, sąmoningai kramtyti. Ir kad vien šito įpročio pakeitimas, jisai suteikia visai, nu, va, visai kitokią figūrą. Žinoma, su laiku, per kiek laiko aš nežinau, nes nebuvo ten gal parašyta, tai greičiausiai nenutinka labai greitai. Ir jeigu dabar pradėsite tai daryti, tai galbūt nereiškia, kad birželio mėnesį jau įlysite į 2 dydžiais mažesnius rūbus ir tų lūkesčių nereikėtų kelti. Tačiau tikrai pabandyti, nes tai, nu, bet kokiu atveju tai yra sveika, mes visi tą žinom, kad kramtyti reikėtų ilgai, kol maistas pavirsta košele, kol išsiskiria visi ten reikalingi fermentai su seilėm ir taip toliau. O kažkodėl taip kartais užsimėgaujam maistu, kad ryjam gan dideliais kąsniais. Nes taip skanu ir taip norisi dar ir dar. Ir kitą dalyką, kurį aš pastebėjau, kadangi aš eksperimentuoju irgi su skystu maistu pabuvimą, tai pastebėjau, nu, tiesiog atėjo man toksai suvokimas, kad skystu pavidalu, nu, sakykim, kaip kokteilis arba trinta sriuba, mes galim mažiau suvalgyti. Mažiau tiesiog telpa. Nu, kad tą patį
sakykim, patiekalą, kuris yra ten, nu, kad ir salotos, kad ir, nu, iš skirtingų ingredientų, kuris yra gabaliukais, jeigu mes jį sutrintume, nu, ir dar, aišku, atskiestume vandeniu, kad tai būtų galima sutrinti, tai mes tokio kiekio skystų pavidalu vienu kartu į save nesukištume. Nu, bent jau čia mano toksai yra pajautimas. Aš nedariau tokio konkretaus eksperimento, nes, nu, salotą sutrynus į košę greičiausiai būtų nekoks skonis, nes, nu, vis dėlto ir kokteilius, kad jie skanūs gautųsi, nu, derinam tuos sudedamąsias dalis. Žinom, kas su kuo tinka, tai ne tas pats, kas sudėti į salotas. Tai vėlgi valgyti daugiau, sakykim, skystų pavidalų maisto, nu, kad ir vieną savo patiekalą pakeisti į kokteilį arba į trintą sriubą, vieną iš dienos patiekalų. Jeigu jūs valgot 3 kartus per dieną, tai, sakykim, vieną pakeisti vat į tokį maistą. Irgi aš taip nu, jaučiu, kad tiesiog galėtų duoti tokį irgi gerą pokytį, nes tai tiesiog būtų mažesnis bendras maisto kiekis per dieną. Nes, nu, kaip mes besakytumėm, kad mūsų, sakykim, svoris ar mūsų apimtis su valgomo maisto kiekiu visiškai nesusijusios, būna taip, kad tai nesusiję, būna. Tikrai. Bet vis dėlto turbūt, nu, didžiojoj daugumoj atvejų, tai yra koks turbūt būtų 80%, gal net ir daugiau, vis dėlto tai yra tiesiogiai susiję. Tai yra tas kiekis maisto, kurį mes įdedame į save, jisai vis dėlto, nu, kaip sakyt, ir įsideda, jisai ir atsiranda mumyse. Ir jeigu mes galim tiesiog, nežinau, tiesiog iš puodo įsidėti mažiau. Tiesiog užsisakyti pusę porcijos, pasidalinti su drauge, jeigu tai yra kavinė. tą patį desertą suvalgyti per pusę su drauge, o ne 2 desertus. Tai irgi mes jau savo po truputėlį padėsim. Padėsim to maisto suvalgyti mažiau. O iš tiesų juk pastebėjo, koks efektas tom dienom, kai tu nevalgai. Taigi nesijauti pavargus, jautiesi labai gerai, nes kūnas neįkvoja energijos virškinimui. Iš tiesų, labai galim suvokti, pasitikrinti, kiek mes išnaudojam iš tiesų energijos, kiek mes turim skirti energijos virškinimui. Kaip mes sočiai pavalgę, jaučiamės, pavargę, mums ten norisi prigulti. Pavyzdžiui, mano sūnus labai irgi tą ryškiai, jis yra paauglys ir jisai tą labai ryškiai pajuto, nes jisai dabar kartais mokosi Vilniuje, ir būna ten savaitę ir gyvena pas mano tėtį. Ir tai grįžęs po savaitės, sako, žinai, aš toks visą laiką būdavau pavargęs, nes vis dėlto ten valgiau daug sunkesnį maistą ir didesniais kiekiais valgiau maistą, vis tiek ten daug ir mėsos, ir pieno produktų. Ir sako, dabar, aš suprantu, kad namuose, pavyzdžiui, mano virškinimas žymiai mažiau yra apkrautas ir dėl to turiu daugiau energijos visokiom kitom veiklom, negu kad būdamas svečiuose pas savo bočių. Tai mes galim tiesiog su šituo paeksperimentuoti ir pasižiūrėsim. Ir tuomet, sau taip po truputį, kažkiek po truputį pamažinti. Dar labai geras būdas yra atsisakyti iš viso tos vakarienės. Kartą per savaitę. Vėlgi, kartą per savaitę šiandien nebus, vakarienės nebus. Galbūt išgerti kokteilį, galbūt išgerti tų skaidulų, tų visokių linų sėmenų, ten gysločių labelių tokį nusipirkti, išgerti, kad nebūtų to alkio jausmo tokio didelio graužiančio. Ir pasižiūrėti, kaip jaučiuosi iš ryto.
O kaip mano, kad ir formos iš ryto. Nu, gal per vieną vakarą, aišku, nepasikeičia tos formos, bet vėlgi kūnas kūnui nelygu, kai kurie kūnai labai greitai reaguoja. Tai mano tokie dar tokios įžvalgos maisto tema. Ir dabar į ką galim pereiti? Į sportą? Ar į šaltą vandenį? Į ką norėtum? Aš dar irgi, žinai, noriu papildyti va tą maisto temą ir kokius aš matau pokyčius. Tai tas pokytis vienas yra nuostabus, kad kiek man sustaupo laiko. Nu, tai man tą dieną nereik gaminti, nu sau bent jau, žinai, nereik sukt galvos, nereik važiuoti į parduotuvę, nes aš tokia esu mėgėja, žinai, po truputį pirkti ir dažnai važinėti į parduotuvę, ne savaitę išsipirkti. Tai nereik važiuoti į kavinę pietauti, ką aš irgi labai mėgstu daryti, nes labai tingiu gaminti. Tai dar ir pinigų susitaupo, žinai, ir laiko susitaupo, ir kiek energijos, kad man tas, žinai, kad man būdavo kėlimas, žinai, 6 ryto, tai ojei, dabar aš keliuosi 5 dažniausiai, nes aš tiesiog jau, man užtenka, to miego žymiai mažiau, nes, nu, aš, nu, mažiau, matyt, nu, kai mažiau valgai to maisto, mažiau tos energijos išsitikvoji, nu, aš nežinau, bet man tai labai susiję su tuo, nes miego kokybė vis gerėja ir vis trumpėja jisai. Vat 1 mėnesį taip nebuvo, o jau 2 žiūriu, aš jau mažiau ir mama va dabar, kai buvo pas mane svečiuose ir buvo ta mūsų nevalgymo diena, žinai, jinai sako, atsikėlė savo 6, sako, geras. Sako, aš jaučiuosi visiškai pailsėjusi. Kur, žinai, ten šiaip į darbą keliesi 6:30 ir ten su, žinai, visa patinus dažniausiai, žinai, nes aš tai tokia, nu, ja. Štai, nes aš tai kaip tik tą, va, kai tu, žinai, sakai, kad nevalgyti vakarienės, tai pas mane būdavo, galiu nevalgyti visko, bet valgyti vakarienę, nes jau tada, žinai, laiko turiu, bet kiek ten vaiką užmigdžius, ten įsijungi kokį filmą ir tada jau, žinai, dar kai žiūri į ekraną ir valgai, tai ten iš vis gali bet kiek suvalgyti, čia pats blogiausias dalykas, ką galima daryti, tai žiūrint filmą ar kompiuterį valgyti, nes tada iš vis smegenys kažkaip ten nebefiksuoja to sotumo jausmo. Tai vat man tos dienos yra toks, ir aš visiškai nesijaučiu alkana, ir nu, va tokia atsiranda laisvė ir nuo maisto, ir tuo pačiu laisvė nuo badavimo, nu, kažkokio, žinai. Bet laisvė nuo to, kad dabar turiu susijimti čia į dietą, save į nagą čia, žinai, nes aš esu jau, aš tai specialistė dieto, aš esu ir keto, ir Atkinson, ir kokių tik nebandžius, ir sriubos dietą, ir nesriubos, nu, žodžiu, ir su tais visais kokteiliais, Herbalife, žinai, nu, aš jau galėčiau pakonsultuoti visus tikriausiai, kaip reikia planėti ir nesuplonėti, žinai, arba suplonėti pusei metų ar ten mėnesį, žinai, paskui vėl išstorėti. Nu, žodžiu, oi, tai aš kokį dar matau tokį nuostabų dalyką, tai tą laikas, nes jis atsiranda visur ir nuo miego, ir nuo to, kad maistu nereikia rūpintis tą dieną, susitaupo labai, to laiko kūrybai, laiko veiklai, laiko sau galų gale. Tai va čia dar užbaigiant šitą temą apie maistą. Nu, čia tuo atveju, kai nereikia gaminti vaikams ar šeimai. Nes kai reikia gaminti, tai man asmeniškai nesinori, jeigu jau galiu negaminti, tai tada negaminu, bet kai negaliu negaminti, tai aišku gaminu ir tuomet vis tiek tas laikas tas pats. Jo, aš tai matai, vaikas mano eina į darželį, tai aš dėkoju Dievui už darželį, kad jis ten pamaitintas ir jau namie vakare gauna keptų obuolių ar kažkokią, nu, tokią, ką nereikia įsitempti, žinai, ten gaminant, tai iš tiesų. Nu gerai, o man dabar iš tiesų tai dar kyla noras ir apie sportą pakalbėti. Nes aš periodiškai visą gyvenimą kažkiek pasportuodavau, neypatingai ten stipriai, tai kokią jogą, tai kokį ten pilatesą, ne kažkaip kitaip kalanetika buvo etapas, kada eidavau, tai kokį baseiną, tai paskui kokią pertrauką vėl kažkiek tai laiko. Ir čia turėjau gan nemažą pertrauką, turbūt kokių gal 5 metų, kai visai nieko nesportavau.
ir net namie nelabai darydavau mankštos, nes buvo etapas, kada labai darydavau 5 tibetiečius. Ir tada praeitais metais, prieš metus, man toks atėjo aiškus vidinis žinojimas, kad viskas, laikas, brangioji, užsiimti kūnu, laikas pradėti sportuoti, laikas pradėti gerinti savo raumenyną ir ne dėl svorio metimo. Aš esu, žinau, tiesiog taip sudėta gal, kad aš turiu stabilų svorį jau N metų, nuo tada, kai suaugau, ir aš visą laiką tokio paties svorio. Bet tas svoris vėlgi, svoris svoriui nelygu, nes tas svoris gali susidėti iš tiesiog raumenų tonuse, iš tokių raumenų, kurie pusiau jau ne tonuse, kurie tokie jau pusiau virstantis į riebalus, gali susidėti tas svoris ir iš riebalų. Gali būti ir liesa, ir riebi. Irgi toksai yra galimas variantas. Ir čia dabar yra tokių tų stebuklingų svarstyklių, kurios labai parodo, kokia pas tave raumenų masė, kokia išorinių riebalų, vidinių riebalų, kiek vandens pas tave kūne. Tai va, su tokiom svarstyklėm pasisvėrus visai gerai pamatyti, kokia reali yra kūno situacija. Ir aš pradėjau pernai nuo baseino su treneriu, vandenyje, tiesiog plaukimo treniruočių, įvairių plaukimo stilių, kas man yra didžiulis malonumas ir didžiulis kaifas, ir apie tai galima turbūt būtų atskirą laivą kalbėti, kiek plaukimas ir kaip skirtingi plaukimo stiliai, ypač tas, kuris vadinasi delfinas, kaip jisai veikia energetiškai, koks tai yra atveriantis širdį procesas, kiek daug džiaugsmo atnešantis procesas, ir apskritai, moteriškumas ir vanduo, tai yra tas pats, tai yra ta pati esmė. Ir aš žinau, kad yra labai daug moterų, kurios nemoka plaukti, kurios bijo vandens, bijo gylio. Ir aš visada visom savo klientėm visada sakau, kad neišeina paleisti kitų baimių, kol moteris neišmoksta plaukti. Kad tai yra labai labai svarbi dvasinė praktika išmokti plaukti. Emocinio paleidimo praktika. Jeigu norite, susirasti trenerį, susirasti baseiną ir išmokti plaukti, nes visos tos baimės, kurias mes turime, mes jas transliuojame vaikams, mes jas perduodame vaikams, todėl jeigu neužtenka meilės sau kaip motivacijos, tai galbūt iš meilės vaikams ir iš to suvokimo, kad vis dėlto aš nenoriu vaikams perduoti ten tų tokių savo baimių, yra verta išmokti plaukti. Vaikai moterų mokančių plaukti ir gerai besijaučiančių vandenyje ir vaikai moterų nemokančių plaukti yra skirtingi. Yra skirtingas pasitikėjimo savimi lygis, yra tam tikras, už to slypi tam tikra tokia neapčiuopta, apie tai nelabai kas kalba, tam tikra kokybė, kuri yra labai labai svarbi augančio to naujo žmogaus ateičiai, kad jisai išnertų į tą savo gyvenimą, į tą save ir į tą savo realizaciją. Ir mama vis dėlto labai, labai duoda didelį pagrindą, ir mamos emocinė būsena labai labai irgi sukuria didelį pagrindą, ir tą gebėjimą tikėti, pasitikėti vaiku ir vaiko likimu, vaiko tos pražydėjimu, suklestėjimu, arba bijoti dėl jo ir nerimauti nuolat. Ir tai, žinokit, iki vasaros dar yra daug laiko, baseinų dabar tikrai yra daug įvairiuose miestuose, trenerių yra nuostabių. Klaipėdoje, tai parašykit man asmeniškai, duosiu trenerio telefoną. Ir Kretingoje, kaip suprantu, jis irgi dirba.
Ir, ir labai labai rekomenduoju tiesiog truputėlį spirti į užpakalį šitai baimei ir pasiryžti išmokti plaukti, išmokti gerai jaustis vandenyje. Ir tai be abejo apdovanoja tokiais didžiuliais gėriais, kada tu gali maudytis įvairiuose ežeruose, įvairiose kelionėse, laisvai jaustis. Tai Tai be viso to, ką dar galima atrasti tiesiog tyrinėjant skirtingus plaukimo stilius, o dar nardant, čia dar atskira tema ir tu turbūt esi labiau su nardymu patyrusi ir daugiau galėtum papasakoti, kokius gali dalykus nardymas suteikti, tačiau visiškai neplanavau šito dalyko kalbėti apie plaukimą, prasitransliavo savaime sraute. Matyt, kad tai yra labai reikalinga informacija. Ir jeigu galim vaikus, aišku, dabar daug kas jau mokina nuo mažumės plaukti ir tai yra labai gerai. Ir tai yra labai, iš tiesų, didelė pagalba, vėlgi tam išsiskleidimui, tam, sakyčiau, tam taip pat gebėjimui būti lanksčiu, tak nesvarbu berniukas, mergaitė, lanksčiu, takiu, tai yra tokia galimybė pasinerti į vandens stichiją ir su ja susidraugauti, kai mūsų pačių daugiau nei pusę sudaro vanduo. Tai įsivaizduot, jeigu mes bijom vandens, tai reiškia, mes bijom maždaug pusę savęs. Mes kažkaip nesuprantam, nesuvokiam ir bijom. Tai iš tiesų labai kviečiu susidraugauti su vandeniu, kas dar nesat susidraugavę. O kas, pavyzdžiui, esat susidraugavę, tai labai kviečiu išbandyti plaukimą delfinu ir tiesiog patiems pajusti savo kūnais, savo emocinių kūnų ir savo energetinių laukų, kokius gėrius, kokias dovanas atneša šitas plaukimo stilius. Nes tai yra, aš kalbu apie delfiną, su rankomis tai jau yra tas peteliškė, tai yra, gan sudėtingas fiziškai. Sakykime, man jisai šiek tiek išeina ten, bet bet nelabai super. O delfinas, kai galima plaukti be rankų, rankos prie šonų gali būti ir tiesiog visų kūnų taip išmokti banguoti kaip delfinai. Tai yra tikrai kažkas labai nuostabaus. Ir taip pat praeitais metais mano vaikai, mano sūnus susirado trenerį per savo draugus. Ir paskui aš nuėjau patikrinti. Galvoju, reikia man susipažinti, pas ką mano vaikas eina. Ir tokiu būdu aš pati pradėjau sportuoti pas tą patį trenerį ir mano kiti vaikai pradėjo sportuoti. Tai ką aš labai stipriai pajutau, kad stiprėjant raumenynui, stiprėjant mūsų raumenims kūne, pavyzdžiui, mano kaip gebėjimo, kaip kanalo, tai yra kaip kanalo, kuris transliuoja energijas, gebėjimai sustiprėja. Prasme, kad iš esmės kūno laidumas labai priklauso vėlgi nuo mūsų, tos sudėties. Ir kad informacija per riebalus, jinai eina lėčiau. Jinai labiau stringa. Tas visas girdėjimas per riebalus. Aišku, aš jokių būdų nesakau, kad negali būti žmogus su daug riebalų ir nebūti puikus kanalas, taip gali būti. Ir viskas yra su tuo gerai. Tačiau mano atveju, pavyzdžiui, aš pajutau didžiulį skirtumą, kad kai mano raumenynas pradėjo tvirtėti, vis dėlto mano irgi kanalas pradėjo, nežinau, tvirtės pralaidumas, kūno pralaidumas ėmė darytis, toksai pralaidesnis. O vis dėlto norisi praleisti energijas į kūną, nes norisi jas įkūnyti. Reiškia, tas kūnas turėtų būti pralaidus. Ir vis dėlto aš iki tol
kiek būdavau, reiškia, tik tai jogose, kur daromi tik tempimo pratimai ir jie yra labai labai faini, bet vis dėlto jie nesugeneruoja raumens. O tam tikri pratimai, nu, kur reikia kažkokį tai judesį pakartoti keletą kartų. Aš sportuoju beveik be svorių, nu, daugiausia su savo kūno svoriu, labai mano treniruotės labai lengvos yra, tačiau tas, nu, ta būsena, kai kūnas tvirtėja, kai raumenys tvirtėja tam tikrose kūno vietose, vis dėlto yra, nu, labai džiaugsminga būsena. Nes pats fizinis kūnas, jis labai džiaugiasi. Aš pati savo fizinį kūną išjaučiu, nu, kaip kokį gyvūną, nu, kaip kokią katę, tarkim. Ir kūnui iš tiesų patinka judėti. Kūnui nepatinka sėdėti ant kėdės. Jam nuobodu yra sėdėti ant kėdės, jam patinka judėti, jam patinka ir prasitempti, ir prabėgti, ir tie judesiai, nu, netgi su įvairove. Ir be abejo, čia vėlgi kaip ir su valgymu lėtai, su kramtimu lėtai, tai vėlgi salėje, jeigu jūs einate į salę, tai bus, nu, sakykim, treniruotė, kai yra ten ausinukai ausyse, muzika paleista, galvoju apie ką noriu, arba žiūriu net filmą ant bėgimo takelio, ar dar kažką, bus vienoks iš tiesų procesas ir vienoks rezultatas. Ir kai esame jautime savo kūno, kai jaučiame savo pojūčiais, kas dabar vyksta, kai esame savo dėmesiu, savo pojūčiuose, kaip vyksta su mano raumenim, koks man yra jausmas, kada tai atsileidžia, kada įsitempia. Nu, vėlgi, čia ne mentaliai, aš dabar pasakoju, nu, tokį mentalinį stebėjimą, bet kai, nu, darome judesius ir juos jaučiame, tai bus kitoks efektas. Be abejo, tada mūsų kūnas ir sąmonėja, kai mes esame savo dėmesiu su juo, kai mes esame savo mylinčių dėmesiu su juo ir su tais judesiais, kūno sąmoningumas didėja ir mums tiesiog smagiau darosi būti šiame kūne. O tu, Eva, kiek girdėjau, bėgioti pradėjai? Jau porą savaičių linksminuosi. Aš bėgioju kaip su dietom taip pat. Vis bėgioju ir bėgioju savo gyvenime. Tai bėgioju, tai nebėgioju. Neturiu, žinai, ilgiausiai gal bėgiau metus, paskui tarpas, tada vėl aš labai mėgstu bėgioti, būtent su ausinukais ausyse ir su super gera muzika, kuri mane taip įkvėpė, žinai, aš ten net playlistą susikūrusi, kas mane labiausiai jau taip užpumpuoja tą visą, žinai, energiją. Tai va, prieš porą savaičių pradėjau ir esu tokia dėkinga, žinai, tam galimybė iš tiesų bėgioti pušyne, nubėgti iki jūros, tada bėgti palei jūrą, tada išsimaudyti jūroje. Kovo 3 pradėjau savo sezoną maudymasi pagal Wim Hofo jau techniką, žinai, kad ten įeiti į jūrą, tada aš atsiklaupiu, 30 sekundžių suskaičiuoju minimum iki 30, ramiai nuraminu savo protą, kūną, žinai, ir paskui išlipusi nesirengiu iš karto, kad ir darau tą kario, žinai, kas jau žino Wim Hofą, tai žino kvėpavimo techniką, ir tada biškį apšylu be rūbų ir tada jau rengiuosi ir bėgu atgal link mašinos, link automobilio, žinai, nes yra su tuo maudymusi šaltam vandenį, kad iš pradžių išlips labai super faina, nes tas dega kūnas, adatėlės to, žinai, o paskui vis tiek atšąla, tai aš jau stengiuosi ir prasibėgti ir paskui pagal galimybės į dušą arba į vonią įlysti. Ir jo, tai aš vandenį irgi tiesiog myliu ir tai man čia tikriausiai ta stichija, kuri mane kaip oro ženklą labiausiai žemina ir labiausiai aš patiriu kaip energetinius procesus vandenyje. Aš be galo mėgstu gulėti vonioj pilnoj Epsom druskos ir eterinių aliejų. Aš be galo mėgstu gulėti panardinus galvą, kad tą pajausti jausmą. Taip, aš esu giluminį nardymą gal 4 kartus nardžiusi
Egipte 4 savaitės, esu už tai be galo dėkinga savo buvusiam darbdaviui Blue Bridge'ui, tai čia prireklamuosiu, nes, mano gal tokios pareigos buvo, kad aš buvau klientų lojalumo vadybininkė ir važinėdavau ir slidinėti ir nardyti kartu, tai mano čia tokia Dievo dovana iš tiesų, aš niekada net nežinau, kaip reiktų susimokėti. Šiemet, kai pirmą kartą susimokėjau už slidinėjimą, supratau, kokia tai buvo dovana iš tiesų. Ir kaip tai yra brangu. Aš turėjau net nardymo įrangą visą savo nusipirkus ir kostiumą, vis dar turiu nardymo ir liemenę su kolegai paskolinus irgi iš buvusio darbo. Tai nardymas man yra absoliučiai tobuliausia meditacijos forma. Buvimas panėrus vandenį visiškai be garso ir sklendimas, būtent to nesvarumo būseno ir matymas tų be galo gražių vaizdų, man labiausiai patinka nardyti iki 10 metrų, kol dar visos spalvos yra ir kol vanduo dar nešąla, nes jau giliau mažėja spalvų ir šąla vanduo, tai čia didžiausias malonumas tarp koralų nardyti yra ir iš vis plaukti, aš labai mėgstu plaukti ir galėčiau, nežinau, man visada atrodo, kad aš laisvai perplaukčiau kitą ežero pusę, bet neperplaukiu, nes galvoju, tai vis tiek grįžti reiks. Bet dabar pagalvojau, kad delfinų nemoku plaukti ir kraulių nemoku plaukti. Aš plaukiu varlytę arba šuniuku, varlytę dažniausiai. Ir galvoju, visai gal man reikėtų tų tavo trenerio kontaktų, kad Kretingoje galėčiau pasimokyti. Arba ir Kretingos ir Palangos baseinai bus superiniai. O apie sportą, jeigu grįžtant, tai aš irgi gyvenime tai sportuoju, tai nesportuoju. Ir kai sportuoju, tai jaučiuosi puikiai. O kai nesportuoju, tai jaučiuosi, lyg mano visi raumenys suaugtų į vieną tokį, raumenį. Bet nežinau, kaip pasakyti, lyg tai, toks labai man nemalonus jausmas. Tai aš jau gerus metus ar du, jau dabar neatsimenu, pilatesą per Zoomą sportuoju, bet tai aišku nieko panašaus į tai, kai su individualiu treneriu tu dirbi, manau, kad nes aš tai sugebu būti sportuoti ir tuo pačiu dar klausyti ką nors, kokį pasileisti podcastą ar kažką, kad tipo greičiau prabėgti, nes tiek nelabai mėgstu sportuoti, jau neslėpsiu, bet labai mėgstu bėgioti ir labai mėgstu plaukti. Tai kaip ir mėgstu sportą, bet reikia atrasti tikriausiai. Ir labai man patiko vinyasana joga, pas Julę, kai išbandėm vasarą mūsų stovykloje, ta joga, kur yra nuolatos judesi. Vėlgi, kaip katė, kažkoks toksai, nuolat, be jokių sustojimų, be pauzų, tas kaip šokis tiesiog atrodo. Kaip tai yra, ir tokia kažkokia man labai priminė, lyg tai elementų valdymo joga tokia. Tai iš tiesų tiek daug tų būdų, bet dabar, taip juokiuosi, net pasiieškojau telefone susirašinėjimo su Saulė Zujūtė, jeigu jinai klauso, tai labas Saulė, o jeigu vėliau klausyt, ir kai mes ten diskutavom apie tą sportą, tai aš, sakau, reikia sportuoti, jinai sako, nereiks sportuoti. Sakau, taigi visi daktarai visi sako, kad reikia fiziniam kūnui, sako, fiziniam kūnui nereikia sportuoti, fiziniam kūnui reikia taupyti energiją ir nedilti. Sako, tu čia kaip bėgioji, tai dilini sąnarius ir taip toliau. Ėjome tokią diskusiją ir tokią fainą. Ir aš, ir jos išgirdau tą kitą pusę, sako, visai tai nereiškia ilgamžiškumo. Sako, pažiūrėk, kiek neįgalių žmonių, kurie nejuda. Sėdi vežimėlį iki 80 metų, gyvena puikiai. Ir sako, čia nesąmonė, kad reikia sportuoti, Tai Saulė, jeigu tu žiūri, tai pakomentuok savo tokį ilgų komentarą, po mūsų šito video, kaip tu matai visą tą, pliusą, minusą, to sportavimo ir kaip tai vėlgi nėra tik viena pusė to. Taip, aš suprantu, kad aš žymiai geriau jaučiuosi, sportuodama, kad mano kūnas geriau jaučiasi, kad aš labiau savim pasitikiu, kad aš turiu daugiau energijos ir visi kiti dalykai, bet man buvo labai, labai įdomu išgirsti ir tokią nuomonę, metafizinių požiūrių, kad kūnas nori būti vietoje likti ir iš viso tai judėti nenori. Fizinis mūsų kūnas. Tai tas man labai, labai patiko. Šitoje vietoje tai tiesiog kviečiu išjausti. Išjauskite kiekvieną savo fizinį kūną ir išjauskite, ko jisai
Nu, ko jisai nori. Nes aš, pavyzdžiui, savo fizinį kūną esu išjautusi, kad mano kūnui patinka judėti, mano kūnui patinka judesys. Ir jam patinka šokti. Ir, ir kad mano kažkuris kitas kūnas mėgsta pasėdėti. Negaliu dabar pasakyti, kuris mėgsta mane pasodinti ir ten medituoti, gal mentalinis, gal kažkuris kitas, ir gal netgi sielos planas. Ir fizinis kūnas be abejo, kur jam dėtis, jisai tą priima, bet po to jam vis tik tai patinka ir prasijudinti, ir prasiražyti, ir prasitampyti. Ir čia be abejo aš pastebiu, kad būna, nu, tų moterų, kurios labai, nu, labai vyriškai eina į sportą. Nu, ta prasme, čia sieksim rezultatų, čia dabar kuo daugiau, kuo stipriau. Aš va irgi, kai salėj būnu, aš matau tokių moterų, kad irgi ausinukai į ausis ir čia varom po prakaitų. Nu, čia yra vyriškas būdas, arba sportavimas vyriškoje energijoje, kad čia kuo daugiau, kuo stipriau, kad čia man tik tai. Ir šitas būdas aš jaučiu, kad jisai moterišką energiją išsekina. Kad taip, ten raumenys auga, bet moteriška energija nuo to neauga. Ir man pačiai, pavyzdžiui, yra svarbu pajausti, kad aš šiandien galiu tik tiek, arba šiandien noriu tik tiek, kad viskas, man jau šiandien, aš, nu, kad neperspausčiau, kad turėčiau labai labai aišku tokį, nu, vėlgi švelnų, moderuotą tą sportą, be jokių perlenkimų ir be jokių, kad čia, žinai, pirmyn, čia per skausmą, per kančią. Ne. Ačiū. Jūs, vyrukai, darykit, kaip norit. O aš žinau, kaip man jaučiasi geriausia. Ir kaip aš jaučiuosi, nu, kaip harmoningiausiai savo tuomet visuose kūnuose, tame tarpe ir fizinėme, ir kame mano moteriška energija stiprėja. O ko aš galiu jaustis atsipalaidavusi, bet nepervargusi. Kada aš turiu dar jėgų, nu, skleisti džiaugsmą ir meilę į pasaulį, o ne kai galvoju, paskutinį prakaitą išleidau. Tai ne, tokio sporto, tai sakyčiau, moteriškam kūnui, ne. Nors kita moteris sakytų, kad jai to reikia. Vėlgi mes esam skirtingos ir mes galim labai sąmoningai pajausti, galbūt vienai sportuoti renkasi, kad, nu, vat, kaip aš, kad pastiprinti kūną, o kita galbūt renkasi tam, kad, nu, šiek tiek iškrauti savo vyrišką energiją ir šiek tiek ją, kaip pasakyti, jos tą dominavimą, nuvarginti savo vyrišką energiją. Nu ir kad jau moteriška energija irgi galėtų pakelti galvą. Vėlgi, nu, mes kokioj esam situacijoje ir kokiam esam balanse tų dviejų energijų savo viduje. O galbūt tikrai ne visi kūnai, kaip pasakyti, nori sportuoti ar yra pasirinkę šiam gyvenime. Kažkaip judėti apskritai, gal ne tik sportuoti, bet judėti. Ir, pavyzdžiui, kai tu sakai, kad tu bėgioji su ausinukais ir su tokia muzika, o aš visada, kai bėgu per mišką, per pušyną, paukščiukai čiulba, lapai šnara, pelėda ūkia kažkur. Ir prabėga, kas nors mane aplenkia su ausinukais ir galvoju, nu va, o jis viso šito negirdi. O ten tiek visko vyksta, ten tokia, nu, toksai bendravimas, tokia interakcija su to, kas yra, su medžiais, su žalia, su visu kuo. Nu ką, mes jau pasiekėm savo valandą, aš nežinau, ar mes čia labai apie moteriškumą pašnekėjom, bet kažkaip mus taip nunešė. Labiau gal. Matyt, to reikėjo moterims, kurios šiandien mūsų klauso, žinai.
Tikriausiai. Ar dar ateina tau kažkas, dar nori kažką pabaigai? Ne, man tik ateina, žinai, tas, kad ir darykit viską, ką norit, realiai moterys, dėl savęs ir savo priimtinais būdais, tempais, nu, kad nu, nebeklausykim, žinai, ten, nu, kažkokių, vat kaip tu sakai, vedo, ar kažko, kas labai griežtai mus sustato į kažkokį, žinai, tokį kelią, kuris vis tiek neša, nu, nepasitenkinimą. Tai vat man tik tai norisi pasakyti, kad nu sugalvokim kūrybiškos gesam, nu vat suraskim tai, kas mus labiausiai džiugina, kas jūs labiausiai džiugina, žinai. O tai tik tai tiek. Ir dar gal norisi pakviesti moterų, tikriausiai vis tiek dauguma moterų mūsų klauso, nors tikiu, kad yra ir vyrų, kurie mūsų klauso, kad tai parašykit, žinai, ką jūs norėtumėte, apie ką jūs norėtumėte išgirsti, nes mums labai bręsta santykių tema, bet jinai labai rimta ir plati, tai nežinom, kada pribręs. Dar vienas, žinai, dalykas, kas man kyla, tai vat vakar buvom susitikę su Mareku, mūsų, su kuriuo kartu kuriam projektą Potencialo galia. Ir Marekas, kaip, nu, kaip dažnai jisai atvažiavo su gėlėm, va matot, pas mane tokia puokštė rožių baltai ir pasaistė tokia pati. Ir aš galvoju, nu, va čia tas moteriškumas, va išmokti priimti ir nesijausti skolingai. Tai vat man dar va šita tema, žinai, skamba, va šitoj, nežinau, ar šiandien, žinai, bet va apie tai, kad jisai mus dar ir pavaišino, nu tai kaip dažniausiai jis ir daro, žinai, bet ir taip išmokti, žinai, va, nu, nesijausti skolingai vyrui ir priimti ir leisti jam būti toj vyriškoje energijoje, o mum eiti tą moterišką energiją, tokią priėmimo ir jaustis, kad ir aš to verta, žinai, kad, kad taip ir turi būti, kad tai yra normalu. Tai vat man dar tas, žinai, kadangi aš pamačiau pas tave už nugaros tas gėlės Mareko, tai norėjau pareklamuoti, pasidžiaugti. Tai Eva, žinok, tai yra puikia tema kitam kartui, kitam mūsų laivui apie moterišką priėmimą ar apie moterišką gebėjimą priimti. Taip, super. Ačiū. Super. Ačiū. Ačiū. Ačiū, mielosios ir mėlėjai, kas klausėte, kas klausote. Ačiū, palaiminimai jums. Ir iki.